šiaip tai norėčiau ir komandą pasveikinti su pergalė ir sukovojom neblogai, kadangi ir turėjom, kaip čia pasakyti, trūkumų komandai ir vienas gynėjas iš pagrindinių negalėjo žaisti ir Mikutis traumą gavo, puolėjas reikėjo jaunai leisti. Galvojau, kaip čia bus, bet kai sekasi, tai sekasi. Bet vyrai stengiasi, nepalyginamai rungtynės, kaip žaidėm Tauragėj. Nebuvo tokio kažkokio noro. Šiandien labai gerai sužaidė. Kaip sakant, Utena gera komanda, bet kažką nesilipė jiems priekį. Mes pasirinkom taktiką nuo gynimo ir ant kontratakų sužais. Taip ir gavosi. Įmušėm tą įvartį ir sulaikėm rezultatą. Šiaip tai, sakau, džiaugiuosi komandai. Bijojau šiandien rungtynių su Utena. Nes Utena nebloga komanda, tai kažkodėl jiems nesiseka, nežinau, bažnyčiai jiems reikmai. Bet, kaip sakant, sekasi geriausiai stipriausiai. Tai va, visus pasveikinti, žaidėjus ir fanus ir žiūrovus.